Eina, kad tu žaidi. O šiandieną su kažko tai kaliausi labai Facebook'e. Dėl... Ne, nu kas yra Facebook'e, žinot, mes pasikalam, bet dėl esminių dalykų. Kaliausi su kažko tai Facebook'e dėl tų nuomonių turėjimo. Nes pateikiau tokį klausimą, kad nuomonė tai yra kalėjimas. Praktiškai nuomonės turėjimas tai yra kalėjimas. Tai yra uždara erdvė, kurioje negimsta jokia mintis, nes pagimdyti mintį tai reikia turėti reiškia kiek informacijos, ir kiek gilinimosi, ir kiek supratimo ir taip toliau. Tai va, tas žaidimas, kuris užleistas Lietuvoje, tų apklausų visų pseudo, ar tau reikia anatominės elektrinės, tu net nežinai, kas tas atomas yra, ką tu gali pasakyti. Tavęs visko klausia. Ar patiko jum prezidentės pranešimas? Ir 80%, kurie dergė, jiegi negirdėjo, nes kad jiegi nieko nežino. Bet va tas žaidimas, kad mes pažaisime ir būsime kaip visi paviršutiniškas, jis ir sudaro tas problemas, kurios yra. Ir dabar aš grįšiu prie Marcinkevičiaus, kurį norėjau pacituoti ir dėl kurio aš manau, kad tai yra vienintelis dalykas, apie kurį verta iš viso gyvenime kalbėti susitikus prie arbatos, draugais, artimaisiais ar bet kur išvažiavus. Tai buvo turbūt vienintelis spektaklis, kurį aš mačiau, nors kaip aktorė galbūt turėjau daugiau pažiūrėti, bet man ištiko tokia istorija, kad aš su Gražuolė drauge nešiau kartu su ją, nes jai buvo nedrąsu dokumentus į reiškia konservatoriją tuometinį aktoriaus meistriškumą, visai neketindama ten studijuoti. Aš gražiai rašiau rašinėlius ir turėjau būti, žinote, rašytoja. Tai dabar stovėčiau garbingai ir pristatinėčiau kokią nors knygą. Bet kadangi draugė bijojo, tai turėjau su ją kartu nunešti ir mane priėmė, o jos ne. Nu čia kaip šitam blogam filme. Kaip blogam filme. Bet mane priėmė tik dėl KGB, dėl to, kad KGB man padėjo. Taip, labai padėjo ir už ką aš, baisu sakyti, bet dėkinga. Baisu sakyti, taip. Nes aš buvau tokia truputį tinginė, ten reikėdavo prozą išmokti stojant. Aš Petro Cvirkos apie kažkokį varną, bet žinote, eilėraštį, tai 1, 2, 3 ir išmokai. Du gaideliai, baltų žirnius kūlė. Ten vis tiek ritmas kažkoks yra. O aš nieko nemokėjau, nei pasakėčius, nei nieko. Bet po 3 turų mano profesorė mane pakvietė į kabinetą ir sako, Nijolė sako, ten jūs nemokėjote tų tekstų, nieko, bet jūs man įdomi, jeigu jūs man atskleisite, kas jūs, mes iš vis neturėsim problemų, mes jūs imam. O kas aš, man 17 metų, man gėda, kad aš oželytė, kad aš ryža, kad mane visą gyvenimą visi pravardžiavo ir man iš viso mama prieš nešant tos dokumentus į aktorinį patarė į veidrodį pažiūrėti. Tada aš pirmą kartą supratau, ką mama galvoja apie mano, man buvo baisna. Bet, taip, ką padarys. Tada ryžų nebūdavo taip kitko. Bet dabar tai paryškinta, aišku, bet tada aš viena buvau per 23 mokyklą. Ir jinai taip manęs visai rimtai klausė, kas jūs, ir aš nesuprantu, kas, kol jinai ištraukė KGB tokį lapą iš KGB ir parašyta, kad pilietė tokia tai neturi būti įtraukta į jūsų studentų sąrašus. Ir jinai man sako, jūs man galit manim pasitikėti, sako, pasakykite, kas jūs, nes sako, jeigu toks jaunas žmogus ir jau apie jį yra iš tokios rimtos įstaigos lapas, tai jis jau yra ypatingas, jau yra kitoks. O visi, sako, stoja čia į aktorinį, visi Gražuoliai vienos nakties grybai, sako, sudygė. Jūs esat skirtinga, už tai man labai įdomi. O man, sako, nebaisu, aš esu priėmus ir kažkokį žmogų ten po pasėdėjimo kalėjime. Na ką, labai diena. O aš nuoširdžiai nesuprantu, apie ką jinai mes klausė. Nei aš ten su to KGB reikalų turėjus, nežinau, kas tas KGB iš viso. Mes buvom gėlių vaikai, mes autostopu važinėdavom į Taliną, maždaug nuo Talino kranto matosi Suomija, kai nėra rūko. Kam ta Suomija, kas iš to? Bet mes taip važinėdavom. Kiekvieną vasarą miegodavom Šieno kaugėse ir važinėdavom į tą Taliną. Ir viskas, ir visa mūsų ta politikos jokios nebuvo. Absoliučiai, mes dainuodavom dainas, jeigu kurio nors iš mūsų draugų tėvai būdavo geram darbe, komunistiniam tam darbe, tai važiuodavo į užsienį, atveždavo kokius nors plokšteles kokias nors. Ten Bitlų, tarkime, Jesus Christ Superstaras išvertusi, iš ten visą mano anglų kalbą, tarp kitko. Tai čia su Johnu Majoru esu pakalbėjus tą anglų kalbą. Ir negrų spiritual su žodžiais. Sakė, labai įdomi jūsų kalbos konstrukcija. Nes aš jam aiškinau, kaip jaučiasi lietuviai. Sometimes we feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. Sako, taip, taip sakau, mes ateinam prie Mada Juorą, po jinai sako, tu dar palauk tenai glėby to, kuris tave pakidnepino. Labai man padėjo tas mano muzikinis hipinis išprusimas. Na tai va, bet ten būdavo viena atrakcija, kada mes važinėdavom į tą Taliną. Kiekvienam miestukyje mus pagaudavo milicija
Nu kaip pagaudavo, mes ir nebėgdavom nuo jos, tiesą sakant. Labai būdavo smagu, paimdavo visus, nuveždavo į skyrių ir nufotografuodavo, o mes ten, Viktorija. Ir gerai, ir paleisdavo mes ir važiuodavom toliau. Taigi, ar durneliam dašusdavo, mesgi nebūdavom Terleckas, mesgi nebūdavom jokia ten Laisvės lyga. Ir niekam nedaidavo, kam čia tos grožio konkursai, kam čia tos nuotraukos. O turbūtgi normaliai nueidavo į KGB. Tai va tie mano draugai, kurie turėjo, reiškia, paprastus tėvus, nes kurie turėjo nepaprastus, jie įstojo normaliai. Bet mes tada dar nesupratom, kas tie paprasti ir nepaprasti tėvai. Nekalbėjom apie tai. O tie, kurie buvo paprastuoliai ir stojo į paprastą universitetą, tai jie ir neįstojo. Taip ir nesuprasdami matyt kodėl, nes niekas jų neiškvietė ir kaip mano profesorė KGB dokumento neparodė. O mane priėmė tik tai karinį. Bet prieš tai aš buvau mačius tik vieną spektaklį, kuris vadinosi Mindaugas. Ir vat aš manau, tokią ilgą įžangą čia jums dėjusi, dabar pasakysiu apie esmę, kas mane labiausiai gyvenime jaudina, domina ir apie ką tik tai galima kalbėti, o visa kita yra niekai, lukštai, iš viso neverta dėmesio. Mindaugas suvienijęs visą Lietuvą, nuveikęs labai daug darbų ir pražudęs daug savo draugų ir savo santykių su artimais žmonėmis, niekaip negali pasijusti laimingu. Nu, kaip ir daugelis iš mūsų, tiesa. Turbūt, gal ir girdėjau tą istoriją, kaip, reiškia, tokie labai vidutiniški žmonės išlošė milijoną, sunaikino visą savo šeimą, ten kas prasigėrė, moteriškė numirė, vaikai vaikų namuose ir jau tas vyriškis sako, viešpatie Dieve, kam tu mus tai prakeikiai, kam davė tą milijoną. Ta prasme, kad visi nori kažko tai, tą kažką tai įsivaizduoja kaip, na, tarkim, tą patį milijoną. Mes nerytiečiai ir mes nežinom patarlės, kad nelaimingasai tu gausi, ko tu nori, bet nelaimingasai, nes tai, ko tu nori, oi, ne visada tu žinai, kad padarys tave laimingu. Tai vat Mindaugas, visas nelaimingas, ateina naktį pas senį, kuris žiedžia puodus ir sako, tai sako, senį laimę, prakeiktas žodis, kas jį sugalvojo, kokioj širdies kertelėje jis gimė išaugdamas į troškulį, kurio žmogus negali niekaip numalšinti. Ir kuo žmogus laimingas? Kuo? Ar tuo, ką turi? Ima, liečia, mato, ką myli, girdi arba jaučia? Tai laimė, žinoma. Ir nemaža. Bet štai naktis ateina. Ir tu vienas. Ir supranti, kad visa tai yra kaip molis. Ir kad tau reikia dar kažko labai svarbaus, kad iš to molio nulipdytum laimę. Tai va to kažko labai svarbaus labiausiai trūksta ne tik lietuviam, bet ir kiek aš mačiau žmonių, kiek aš bendravau, nes prieš tai aš dar ir Izraelyje pabuvau. Tas kažkas svarbus yra prasmė. O kam viso šito? Nes delegavę dvasinius, čia aš kalbu ne apie dvasias ir aš kalbu ne apie religijas. Aš kalbu apie tos pačius savo facebookinius draugus, su kuriais mes kalamės, dėl paprasto dalyko nesupratimo. Mes galime dėl smulkmenų vienas kitam perkasti gerklės. Mes dėl smulkmenų galime nusižudyti. Mes, Dievai žino, ką galime padaryti nelaimingų, tiesiog padaryti ištisus savo gyvenimo periodus. Dėl smulkmenų. Nesuvokdami arba turėti neįkainuojamus lobius. tą patį milijoną, arba tas pačias rankas ir kojas, arba sveikatą, arba artimuosius. Bet jeigu mes nežinom, kam viso to reikia, visa tai lieka nepanaudojama visiškai ir absoliučiai. Lygiai taip pat, taip kaip mes turime va dabar Lietuvoje. Laisvę, nepriklausomybę, turime dar tautą, dar kažkiek jos turime. A kam visa tai? Ir viso gero. Ir tada daugelis sako, nu tai kam, nu tai ko čia per durnas klausimas, kam, nu tai kažką. Bet jeigu yra klausimas, jeigu būtinai yra atsakymas, žmogus negali užduoti klausimo didesnio, negali, protas jo neišneša. Negali sugalvoti klausimo didesnio negu atsakymo galimybė. Ir va tas esmės nesiaiškinimas, tas galvojimas, kad kaip nors aš tą gyvenimą pragyvensiu, nu va čia padirbsiu, čia uždirbsiu, čia nuvažiuosiu, čia užsimiršiu, bet štai naktis ateina ir tu vienas, ir tau norisi lipti sieną. Dar tu užsimiršti augindamas vaikus, jie maži, dar tu vėl tu užsimiršti. Paskui tu bandai dar kažkaip tai kabintis už jų, jis ten eina su mergaitė, tu jam dar papasakoji, kad mergaitė ne ta, tu dar mergaitai papasakoji, kad jis niekada daug neuždirbs, kad žinai. Dar tu bandai reguliuoti kažką ir tas su kraujais nuo tavęs eina ir tu vienas. Gerai, jeigu numiršti greitai, kaip sakė, nestipriai išsiga. O jeigu ne,
Tas nemokėjimas gyventi ir baimė numirti verčia nesiaiškinti nieko, ar verčia užsimiršti. Ar jūs pagalvojat, kodėl dabar totaliai toks didelis gėrimas ir pas jūs čia taip pat, ojojojojoj, kiek, aš gau tik tai penktadieniais atvažiavau, kadangi protestas pabus einu, nu penktadienis, nu tai o ką čia jau, tiesą sakant, kasdieną, nes gyventi yra baisu nesuvokiant kodėl, net jeigu tu nesi kažkoks tai ypatingas filosofas, tu vis tiek jauti tuštumą, nu tu nesi gyvulys. Vėl kaliausi šiandien Facebook'e, nes man apibūdino, kad žmogui svarbiausia pavalgyti ir išsituštinti vienas vaikinas. Prisiskaitęs filosofinių Nyčės knygų. Tai va, kodėl dabar aš apie tai kalbu, nors ne sekmadienis, nei aš kunigas, nei čia bažnyčia. Todėl, kad praktiškai pati aš nuo to klausimo negalėjau atšokti nuo pat vaikystės, nuo pat jaunystės. Ir visas mano gyvenimas iš tikrųjų, visa tai, kas darėsi išoriai, ir aktorystė, ir net viskas buvo išorė. Iš tikrųjų rūpėjo tik vienas klausimas, vienas vienintelis, kam viso to reikia? Kam? Ir man taip keista, kada žmonės tuo negyvena, kada jie gali gyventi neužduodami savo šitą klausimą. Nes tada nelieka gyventi apie ką. Ir ką aš radau dabar, žiūrėkite, išvažiavus į tą Ameriką, arba toliau bendraudamas su žmonėm, kurie atitrūksta nuo Lietuvos, jie staiga pradeda suprasti esminius dalykus, tarytum kitam kontekste. Tu matai save labiau negu įprastiniam. Kaip šešėlių teatras, kada tavo kontūras svetimoje aplinkoje labiau išryškėja. Ir tu labiau galbūt į save įsiklausai, galbūt tu labiau save vertini, galbūt tu dažniau su savim pats pasišneki. Aš nežinau, kaip yra jums, bet tai, ką aš radau Amerikoje. Aš buvau Amerikoje, aš sakau, susitikus su labai įvairiais lietuviais. Su tais, kurie seniai išvažiavo, su tais, kurie dabar išvažiavo. Mes tenai pradėjom kalbą apie dvigubą pilietybę, aš nežinau, kiek jinai aktuali čia jums dabar. Nes aš kovojau prieš ją, nu vėlgi savo liežuviu ir argumentais, kuriuos aš pati sugalvojau. Kad ką reiškia dvigubą pilietybę. Nu tas pats, kas turėtų du vyrus arba dvi žmonas. Patogu. Vienas nusibodo, pas kitą nuėjo. Betgi taip nebūna. Taip? Nes įsipareigojimai yra, nu kaip, nu gali būti juridinis ryšys su kažkokiu vienu partneriu. Mes europiečiai, ne musulmonai. Aišku, vat man, aš sakiau, 120 metų, taip yra malonu suvokti, kad net tokiam amžiui, kada atrodo, nu labai, tu čia viską žinai, tu čia nugyvenai. Gali suvokti, koks kvailys, buvai visiškas kvailys. Apie dalykus kalbėdamas, kurių nei matei, nei pajutai, nei žinai, visiška kvailė. Kaip galima buvo sakyti, kad santuoka, kaip, nu, maždaug aš taip sakydavau, kad tautiškumo nieks iš tavęs neatima, tu lietuvis, čia kaip tavo mama tauta, o jau pilietybė kaip santuoka. Tai yra grinai juridinis faktas. Ir aš galvoju, kvailė, tu kvailė. Tarytum tu su vyru 20 metų išgyvenai, jungiama vien juridinio fakto. Nu, santuoka ne vien juridinis faktas. Ir pilietybė ne vien juridinis faktas. Tai tą aš suvokiau iš žmonių, kurie tenai gyvena. Kurie tenai staiga savyje tokį didelį poreikį atranda. Ne tai, kad ten irgi kalasi lietuviai su lietuviais. Vienas kitą konkuruoja dėl to, kas bendruomeniai, kokią vietą ten užims, kas kokią protingesnę mintį pasakys. Visi lietuviški bruožai lieka, nes lietuviai į žydus panašus. Kol nėra priešų, kalasi. Kai priešas atsiranda, mūrų atsistoja. Prieš juos raudona jūra prasiskiria prieš žydus, prieš mūsų rusų tankai ir mes tada didvyriai. Priešai dingsta ir vėl kalamės tarpusavy. Bet kada atsiranda va tas suvokimas, kad tauta yra vienas kūnas, kada praėjus 40 metų, 60 metų tas neišnyksta. Aš gyvenau kelias dienas pas žmogų, kurio dėdė buvo vasario 16 akto signataras. Kunigas Petrulis. Jo tėvas buvo Lietuvos finansų ministras. Nužudytas NKVD, sušaudytas. Tai yra labai pagyvenęs žmogus. Jis absoliučiai ir visiškai yra lietuvis. Su vytimi ant čia. Čia. Kodėl? Kodėl? Jis turėjo gerą darbą, jis uždirbo normaliai daug pinigų Amerikoje, nes jis jaunas labai išvažiavo. Tai yra pokario migrantai. Kas yra? Ir suprantat, vat ne budistas žmogus, o pasakė visai budistinę mintį, kad vis dėlto, nu, tauta yra vienas kūnas. Yra konkrečiai vienas kūnas. Ir tu tą pajunti tik tai toliau nuo to kūno atsidūręs.
Už tai